Labas. Tai startuojam su iššūkiu ir kuriam naują dalyką. Tai grožėjimąsi ir gerėjimąsi savimi bei meilės jausmo didinimą. Ir tam, kad pamatyti progresą, svarbu įsivardinti, kokioj situacijai, kokiam dabarties taške esi čia momente, šiame momente. Tai aprašyk, kaip pat jautiesi dabar, kokia yra dabartinė situacija. Tada dabar naudojam alegorijas su gamta. Nes taip yra labai lengva. Tai paėmiau korteles iš žaidimo. Jos yra labai 3 kortelės šiai temai. Tai jos yra apie grožį ir augalą. Kai mes žiūrim į gėlę, ar mes ieškom joje trūkumo, ar tiesiog ją grožimės. Kai mes žiūrime į vaivorykštę, su kokiu jausmu mes žiūrime į vaivorykštę. Taip, koks jausmas yra žiūrėti į augalą ar vaivorykštę? Gėrimės, grožimės spalvomis, o va šitą jausmą perkelk į save. Tu irgi esi tobulas gamtos kūrinys, autentiška, unikali, žavinga, nuostabi. Ir šį jausmą, va šį nuostabų grožėjimus, gerėjimus jausmą auginti visur. Ir savyje, ir kitur. Kviečiu tave pamatyti stebuklus ir gerėtis. Ir užduotis apsirašyti viziją. Vat koks yra norimas rezultatas. Tai apsirašom viziją ir sekančią dieną mes susitinkame antrąjį etapą.